Labas rytas, dėkojame prisijungus prie šio webinaro apie dokumentų valdymo sistemą Docomoon. Esu Inga, UAB Portotechnika marketingo vadovė ir labai džiaugiuosi matydama tiek daug jūsų prisijungusių ir tai tik dar kartą įrodo, kad dokumentų valdymo sistema yra aktuali jūsų verslui. Ir nenuostabu, nes gal jau ir girdėjote apie prognozę, kad iki 2025 metų pabaigos net 72% visos pasaulinės darbo jėgos taps mobilia. Ir aišku, praėjusi COVID-19 banga tik dar kartą įrodė, kad nuotolinis darbas tai ateities darbas. Ir jis yra tiek puikus, kiek mobilus įmonėje turimi verslo valdymo sprendimai. Taigi Docomoon vienas iš tų sprendimų, kurie darbą iš bet kurios darbuotojų patogios vietos paverčia efektyviu ir paprastu kaip 2x2. Taigi, iš tikrųjų tikiu, kad šio webinaro metu turėsite daug klausimų, todėl kiekvieną jūsų kviečiu skiltyje questions juos užrašyti. Pažadu po webinaro kiekvienam iš jūsų asmeniškai paskambinsiu ir atsakysiu. Taigi, tęsiam toliau. Iš tikrųjų, kas yra Docomoon? Docomoon tai yra ilgai brandintas webinis ir mobilus prototechnikos produktas, skirtas personalo dokumentų valdymui ir aišku ne tik. Jis, kaip ir kiti prototechnikos produktai, turi tą patį DNR. Vadinasi, kad ir kokie vartotojai draugiška ir paprasta naudoti sistema iš išorės beatrodytų, viduje slypi milžiniškos galimybės, kokių tik gali prireikti vartotojams dabar ir ateityje, įskaitant, bet neapsiribojant individualių šablonų konstravimo įrankių, smart katalogais, masinio pasirašymo galimybę, individualiais ar integraciniais sprendimais bei kitų ne su personalu susijusių dokumentų valdymu, kaip antai sąskaitų nuskaitimų su OCR įrankiu ir sutarčių saugojimu remiantis vyriausiojo archyvaro reikalavimais. Tačiau šiandien visas dėmesys personalo dokumentams ir standartiniam dokumentų funkcionalumui, kurį matote šios skaidrės kairėje pusėje, nes būtent su šiuo funkcionalumu galite startuoti jau net ir kitą savaitę. Kaip pasiruošti greitam sklandžiam sistemos diegimui, pakalbėsime webinaro pabaigoje. O kol kas, sprendžiant iš jūsų didelio susidomėjimo Docomoon sistema, galima drąsiai teigti, kad ir jūs, kaip ir mes, pavargote pasirašinėti kalnus popierinių atostogų prašymų, taip pat dažnai dirbote nuotoliniu būdu, todėl vis sudėtingiau dokumentus pateikti ir juos patvirtinti, nesant darbo vietoje, kankinatės nuo pasikartojančių klausimų apie atostogų likučius, bei apie tai, kas ir kada atostogauja. Taip pat pavargote nuo bėgiojimo renkant susipažinimo parašus su įmonės tvarkomis, o darbuotojų pasirašymai tikrai nuolat vėluoja. Taip pat gaištate laiką ir pinigus popierinių dokumentų saugojimui segtuvose, jų paieškai, o pasibaigus dokumentų saugojimo terminui ir naikinimui. Taigi pats laikas susipažinti su Docomoon, bet pirmiausia, jums pristatysiu jos vienintelį minusą. Šį minusą pasibės visi, besinaudojantis Walk 15 ar kitas žingsnius, sudegintas kalorijas ir nueitus kilometrus skaičiuojančią programėlę. Kodėl? Atsakymas paprastas. Docomoon yra sukurtas ne tam, kad jums padėtų laimėti vaikščiojimo iššūkį ar iškeisti sukurtus žingsnelius į nuolaidas, o atvirkščiai. Jo tikslas, kiek įmanoma labiau sutrumpinti atstumą iki jums reikiamo dokumento ir atgal, o sugaištą laiką minutėmis paversti vos vienu ar keliais paspaudimais. Taigi ilgiau negaiškime, prisijunkime prie sistemos ir kartu išbandykime sistemos funkcionalumą. Tai yra greičiausias būdas įsitikinti, kodėl ši sistema būtent jums tinka geriausiai. Taigi prisijunkime prie programos. Pasidalinsiu tuo ekranu. Taigi, dabar prisijungime prie sistemos, Prie sistemos prisijungti galima arba paprastu elektroniniu paštu, arba domeniniu vartotoju. Šiuo metu jungiuosi savo įmonės vardu, lygiai tuo pačiu, kuriuo jungiuosi prie kompiuterio kiekvieną rytą. Na ir ką, prisijungus prie sistemos, mus pasitinka naujausi mano gauti dokumentai, jų pateikiamas sąrašas, taip pat mano pateikti dokumentai ir mano parašo laukiantys dokumentai, kuriuos galime peržiūrėti ar susipažinti, vos 2 mygtukų paspaudimu. Tiesiog
ir galime peržiūrėti. Bet apie tai šiek tiek vėliau, o dabar dar ką noriu pasakyti, kad vienas pagrindinių privalumų šios sistemos yra tai, kad vartotojas, kiekvienas darbuotojas prisijungęs prie sistemos iš karto mato sukauptų atostogų skaičių. Mano atveju turiu kiek daugiau nei 13 dienų. Taigi, tęsiant šį webinarą, norėčiau pasakyti, kad dokumentų sistema turi ypatingai sklandžią ir greitą integraciją su personalo skaita. Tai šios integracijos dėka būtent šis sukauptų atostogų dienų skaičius dokumentų sistemoje yra atnaujinamas kiekvieną ankstyvą rytą. Todėl realiu laiku darbuotojui matomas jo atostogų likutis leidžia išvengti papildomų klausinėjimų. Taigi, kiekgi šiai dienai aš turiu sukauptų atostogų? Juk kiekvienas toks klausimas personalo vadovė ir administratorė tikiu, kad tikrai išmuša iš darbo vėžių. Taip pat integracijos sprendimo privalumas, kad dokumentų sistema jos dėka užtikrina 70% greitesnį atostogų prašymų valdymo procesą, jų pateikimą ar pasirašymą, bei žinoma dokumento duomenų suvedimą ir perdavimą į darbo užmokesčio, mūsų jūsų atveju į personalo skaitą programą. Taigi dabar galim paskaičiuoti, kokia būtų nauda darbuotojams besinaudojantiems ne popierinių, o būtent elektroninių dokumentų valdymo sistema. Pavyzdžiui, darbuotojai popierinio atostogų prašymo pateikimas, kiek galėtų užtrukti? Iš tikrųjų, jeigu vertintume tai, kad pirmiausia reikia atvykti į ofisą, susirasti tarp krūvos katalogų ar failo atostogų prašymo šabloną, jį užpildyti, atspausdinti, ant jo pasirašyti ir nunešti į savo vadovui. Duok dieve, jo kabinetas yra tame pačiame pastato aukšte ir iš metu laisvas ir man aišku, nereikia laukti jo už durų, kad įteikčiau prašymą. Tai tokiu atveju vidutiniškai mano atostogų prašymo pateikimas vadovui trunka apie 12 minučių. Žinoma, yra kitų alternatyvių būdų, kaip popierinį dokumentą perduoti vadovui pasirašymą, mes galime tai įkelti į GoSign ar DocuBit sistemas, tačiau šis procesas užtruks dar ilgiau nei popierinio dokumento valdymas ir pateikimas vadovui pasirašyti. Kiek minučių trunka atostogų prašymų pateikimas per dokumentą? Iš tikrųjų, mes paskaičiavome, kad vidutiniškai šis procesas trunka vos 12 sekundžių. Tai yra net 60 kartų mažiau nei popierinio dokumento. Pabandykime. Aišku, dabar stabtelsiu ties kiekvieno paspaudimo, kad galėčiau jūs labiau supažindinti su esamu funkcionalumu. Antrą kartą, jeigu darysite jau patys, jūs pamatysite, kad užtruksite ne 10 sekundžių. Na ir ką, startuojam. Iš tikrųjų, atostogų prašymą pradėti pateikti arba pradėti kurti galime dešinėje pusėje pasinaudojus greituoju mygtuku atostogų prašymas. Šiuo atveju sumažinsime veiksmų seką vienu žingsniu, nes paspaudus greitai mygtuką dokumentų tipas atostogų prašymas automatiškai yra užpildomas. Kitu atveju reikėtų eiti į dokumentai, kurti naują dokumentą ir išsirinkti tipą atostogų prašymas. Ką dar svarbu galbūt paminėti, užbėgant už akių, kad šiuo metu atostogų prašymas turi dokumentų šabloną, tikiu, kad kiekvienas jūsų jį taip pat turite ir kuriate jį sistemoje užpildydami tam tikrus laukus, tačiau lygiai taip pat sistema yra pritaikyta jau iš anksto sukurtų dokumentų įkelimui PDF formatu. Tai mes tiesiog įkeltumėm dokumentą, jį prisegtumėm ir jeigu reikia, išsiųstumėm pasirašymai. Taigi, tęsame toliau, startuojam su atostogų prašymų pateikimu. Kaip taisyklė, dokumentas paveldi mano informaciją, mano kaip kūrėjo. Aš pasirinku atostogų dieną nuo iki. Mūsų įmonės atveju dar pasirinkame įmonės pavadinimą bei pažymime, su kurio mėnesio atlyginimu norime gauti atostoginius. Spaudžiame išsaugoti mygtuką. Ir atsidurime dokumentų peržiūros lange. Joje yra tai, ko galbūt reikia dabar arba reikės ateityje. Tai pavyzdžiui, mes galime dokumentą peržiūrėti, dokumentą atsisiųsti, kopijuoti, galime įvesti komentarą, galime matyti visą įvykių istoriją, bet kas man yra svarbu, tai man norėtųsi prieš pateikiant dokumentą pasirašymui jį peržiūrėti,
aš pasižiūriu, ar viskas susivaiščiojo tvarkingai, matau prašymo datą, matau savininką, matau, kam skirtas prašymas, data nuo iki, bei kad mano pageidavimas yra išmokėti atostoginius su spalio mėnesio atlyginimu. Taigi, kas man belieka, tai yra išsiųsti parašui ir jį pasirašyti. Spaudžiame pasirašyti. Mes atostogų prašymą pasirašome parašu. Ir neatspėjau šį kartą. Trečias kartas nemeluoja, bandome. Tiesiog taip nutiko, kad mano parašas susideda iš 12 simbolių. Tai jeigu jūsų parašas yra trumpesnis, tai jums užtruks greičiau ir išvengsite papildomų klaidų. Tai ką aš dabar matau? Pasirašus atostogų prašymą, kaip darbuotojas, aš matau, kad aš, Inga, pasirašiau atostogų prašymą, kam dabar ateina eilė jį pasirašyti, tai matau Kęstučiui, tai yra mano tiesioginis vadovas ir vėl Kęstučiui, nes jis yra ir įmonės direktorius. Taigi pirmiausia, pasirašyti turėtų Kęstutis ir galiausiai įmonės direktorius. Kad būtų lengviau ir aiškiau jums pavaizduoti, šiandien aš esu pavaduojantis direktorių asmuo, taigi aš šiandien dokumentą pasirašysiu už jį. Galiu peržiūrėti, pasirašyti. Ir kaip direktorius lygiai taip pat, aš pasirašau, bet paskutiniu žingsniu pasirašymas reikalauja tik susipažinimo patvirtinimo, susipažinau ir mano atostogų prašymas jau yra pasirašytas. Taigi tikrai užtrukau labai trumpai, o dar trumpiau užtruktų, jeigu aš sugalvočiau, kad visgi pasikeitė mano atostogų planai ir aš norėčiau tą atostogų užsakymą, atostogų prašymą atšaukti. Spaudžiam atšaukti ir išsiunčiamas pranešimas mano direktoriui apie atostogų prašymo atšaukimą. Taigi, kaip matote, viskas yra paprasta, kaip 2x2 ir sistema tarp kitko informuoja kiekvieną vartotoją apie bet kokį atliktą naują veiksmą sistemoje, kuriame esate vienas iš dalyvių ir tai nesvarbu, ar tai susijęs su atostogų prašymu, ar susipažinimo su tvarkomis, ar dėl komandiruočių, ar dėl kažkokio kito dokumento, tai jeigu jūs esate tame dokumente kaip dalyvis, jūs gausite automatinį laišką su nuoroda prisijungti prie sistemos ir atlikti tam tikrą veiksmą. Tai dokumento sukūrimas, patikimas atrodo taip. Klausimas, kokia būtų nauda vadovams. Iš tikrųjų, vienas iš didžiausių vadovo iššūkių yra susidoroti su kalno atostogų prašymu ar kitų papirinio dokumentų. Iš tikrųjų, būtent tų, kas reikalauja jų parašą. Lygiai taip pat ir dokumentų valdymo sistemoje gali susidaryti tas everestinis elektroninių dokumentų sąrašas. Ką tada daryti? Net nebijoju, kad visi su manim sutiksite, jog būtų nerealu, jei sistema leistų dokumentus pasirašyti elektroniniu parašu ne vieną po kito, kaip kad aš ką tik dariau, ypač jeigu parašas yra iš 12 simbolių ir ypač jeigu kas kartą aš įvedu klaidą paraše ir turiu jį kartuoti iš naujo, nes tai tikrai užtrunka. Tai jeigu būtų galimybė pasirašyti ne vieną po kito, o visus iš karto vienu mygtuko paspaudimu, manau, tai būtų tikrai nerealu ir iš tikrųjų ši galimybė ir yra įgyvendinta dokumentų sistemoje. Pažiūrėkime, kaip veikia masinio pasirašymo galimybė. Taigi, einame į meniu skiltį dokumentai, pasirenkame dokumentus, šiuo atveju tuos, kurie laukia mano pasirašymo, dokumentų būsena ir laukiantis pasirašymo ir išsirenkam tą dokumentų tipą, kuriuos norime pasirašyti. Tai mano atveju, man norėtųsi pasirašyti atostogų prašymus, atostogų prašymus, sakykime, ne? Tai aš dabar gaunu sąrašą tokį, jis yra ilgesnis, bet tai yra tik tai teisų matyti, redaguoti dokumentus klausimas. Jūsų atveju matote tik tai, ką jums reikia pasirašyti. Taigi aš dabar galėčiau daryti taip, įeiti kiekvieną dokumentą, jį peržiūrėti ir pasirašyti. Bet mano atveju yra kitas scenarijus. Aš galiu iš karto pasižymėti keletą dokumentų. Šiuo atveju pasižymėkim 3. Įsivaizduokim, kad pasižymėjau 30. Tai visi tie 3 atostogų prašymai, kurie laukia mano parašo, kurie jau prieš tai perėjo
patikrinimą ar vizavimą tiesioginio vadovo ir aš pasitikiu juo ir man nereikia įlysti kiekvieną dokumentą atskirai, aš juos pasižymiu, jie automatiškai sugula į laikiną katalogą arba laikiną papkutę ir man leidžia sistema vieno mygtuko būdu, vieno mygtuko paspaudimu pasirašyti visus juos 3 ar 30, kad ir kiek jų čia bebūtų, spaudžiu pasirašyti, įvedu savo slaptažodį ir viskas. Sistema pasirašo už visus dokumentus vienu parašu. Tai iš tikrųjų mano atveju vieno dokumento pasirašymas man užtrunka 10 sekundžių. Tai su šita galimybė, masinio pasirašymo galimybė, net ir turint, sakykime, 20 atostogų prašymų, aš galiu užtrukti, jeigu tos galimybės neturėčiau, aš 20 prašymų pasirašyčiau per 5 minutes, nes dar įvairių klaidų, slaptažodžių įvedime ir panašiai. Tai su masinio pasirašymo galimybė aš tą galiu padaryti vos per 10 sekundžių. Tai yra nerealiai taupantis jūsų darbo laiką ir leidžiantis išvengti to monotoniško nuobodaus pasirašymo proceso sistema. Klausimas toliau, kokia šio funkcionalumo nauda buhalteriams? Iš tikrųjų, kaip minėjau, ši sistema yra integruota sėkmingai su personalo skaita. Taigi, jeigu kalnas atostogų prašymų, kuriuos ką tik pasirašė, ačiū Dievui, masinio pasirašymo parašo direktorius, bet esmė tame, kad tas pats kalnas prašymų netrukus atsiras ir buhalterijoje. Kaip išvengti viso šito rankinio kiekvieno atostogų prašymo suvedinėjimo sistemą ir pasitaikančių klaidų? Tai jau kaip minėjau, dėka integracinio sprendimo, kas 3 minutes įrašai iš dokumentų sistemos keliauja tiesiai į personalo skaitą. Joje automatiškai sukuriamas atostogų, mamadienio ar tėvadienio įrašas su visais reikiamais duomenimis. Belieka tik paspausti, jeigu reikia, mygtuką generuoti. Kas iš to? Ogi taip jūs kiekvienam įrašui staupote geras 2 minutes savo darbo. Ir aišku, išvengite klaidų, nes tikrai pasitaiko atveju, kada yra parenkamas ne tas atostogų laikotarpis. Taigi, jei tokių dokumentų turite daugiau negu 30 per mėnesį, rezultate su dokumentų valdymo sistema jūs galite staupyti daugiau nei 1 valandą savo darbo laiko. Gerai, o dabar pereikime prie kito glaudžiai su atostogų prašymai susijusio funkcionalumo, tai yra kalendorius. Kalendoriuje atvaizduojamos visos atostogos visos įmonės darbuotojų arba atskirai skyriaus ir atvaizduojami visi dokumentų tipai. Tai yra mamadieniai, tėvadieniai, planuojamas atostogos, kasmetinės atostogos, nepatvirtintos atostogos bei nedarbingumas. Kiekvieną jų galima greitai atpažinti pagal ikonėlę ir matyti jos trukmę. Tai ką aš dabar matau, kad Dovilė planuoja rytoj pasiimti mamadienį, taip pat matau jos planus atostogų, tai yra planuoja atostogauti, matau patvirtintas atostogas ir lygiai taip pat aš galiu stebėti visus darbuotojus atskirai. Tai pavyzdžiui, dar papildomai grįžtant prie tos temos, kaip sutaupyti vadovui darbo laiką, tai iš tikrųjų šis kalendorius gali pasitarnauti ypatingai dar ir tuo atveju, kada pagal vidinę tvarką kiekvienas darbuotojas turėtų iki tam tikro mėnesio užpildyti savo atostogų paraišką, tai yra planuojamas atostogas, ir jas direktorius patvirtina. Tai grubiai tariant, viso darbuotojų sąrašo atostogos, planuojamos atostogos sukristų. Čia man tiesiog reikėtų išsirinkti planuojamos atostogos. Šiuo metu dėja matau tik tai vienas atostogas, bet jeigu čia jų būtų daug, aš galėčiau žiūrėti, kas dubliuojasi, o kas ne. Ir tada nuėjus į dokumentus, laukiančius mano parašo, aš galėčiau juos susidėti į vieną krepšelį, tą vieną laikiną krepšelį ir vieno mygtuko paspaudimu juos pasirašyti ir tai nereikalautų atskiros dokumentų peržiūros. Tai manau, su atostogų prašymais, tai kaip ir viską išsiaiškinom, tai lygiai taip pat prašymas kuriamas ir mamadieniui, lygiai taip pat prašymas kuriamas ir komandiruotei, tiesiog yra pasirenkamas kitas dokumentų tipas, tai jų sąraše yra daug, tai viskas priklauso nuo įmonės
procesų, tai sakykime, tai yra komandiruočių sakymas, mamadieniai, lygiai taip pat pasirinkam mamadienius, įsivedam laiką nuo kada, pasirinkam pavadinimą įmonės ir mūsų atveju mes pasirinkam skaičių 1 ar 2 vaikus turiu šeimoje ir spaudžiu išsaugoti ir visas procesas vyksta toliau tą pačią seką, kaip ką tik jums prieš tai ir demonstravau. Taigi dar vienas geidžiamas funkcionalumas, remiantis jūsų atsakymais ir bendra verslo aplinka, tai yra susipažinimas su įmonės norminiais dokumentais. Ir tai iš tikrųjų yra natūralu, nes kas kartą siuntinėti dokumentus elektroniniu paštu, ar juos spausdinti ir įteikinėti, ne tik laiko ir sugadinto popieriaus atžvilgiu yra brangus procesas, bet ir sunkiai sukontroliuojamas, ypač didesnėse įmonėse arba ten, kur susipažinimo procesas yra tikrai dažnai pasikartojantis. Taigi dokumentų sistema leidžia turėti skaitmenizuotą procesą ir užtikrinti patogiai prieigą bei greitą susipažinimą su dokumentu. Pažiūrėkime, kaip taip veikia. Taigi, kaip minėjau, susipažinimo procese dalyvaujantis dokumentai turi savo dokumentų tipą, tai mes kurdami dokumentą išsirenkam reikiamą dokumentų tipą, bet prieš tai, ką aš ir anksčiau suminėjusi, dokumentus galima kurti pagal šabloną arba įkelti sistemą jau paruoštus PDF formatu. Tai mūsų atveju mes dabar kursime susipažinimo dokumentą su nauja tvarka, kuri įpareigoja nuo šiol ir visada atostogų prašymus teikti dokumentų sistemoje. Taigi mes tą prašymą esam pasiruošę iš anksto, mes įkeliame jį į sistemą. Atostogų prašymo dokumentas, jis čia atsiranda ir žinoma būtina, norint išsaugoti ir tęsti procesą toliau, pasirinkti dokumentų tipą, tai mūsų atveju būtų įsakymai veiklos klausimais. Dokumentų tipus, dokumentų šablonus galima individualiai koreguoti, kurti ir valdyti, apie tai šiek tiek vėliau. Taigi mes dabar įdėjome PDF failą, pasirinkome dokumentų tipą ir spaudžiame išsaugoti. Taigi, ką mes dabar matome? Mes matome dokumento peržiūros langą. Mes galime tą dokumentą peržiūrėti, patikrinti, ar viskas korektiškai sugulė ir atsivaizduoja. Taip pat mes matome pasirašymo žingsnius, pasirašymo procesą. Kiekvieną kartą, kuriant naują dokumentų tipą, mūsų atveju dokumentų tipas įsakymai veiklos klausimais, yra numatyta pasirašymo seka. Tai šiuo atveju yra numatyta, kad pirmu žingsniu, pirmu numeriu pasirašo direktorius ir jis pasirašo vidiniu parašu, reikalaujančiu slaptažodžio. Visi kiti darbuotojai, esantys žingsnėje antrame, susipažįsta su dokumentu susipažinimo parašu, kuriam slaptažodis nėra reikalingas. Taigi galime tęsti ir aš jau, kaip minėjau, pavaduoju šiandien mūsų direktorių, aš už jį pasirašau. Pasižiūriu, ar viskas tvarkingai. Įvedu savo 12 simbolių slaptažodį, daug dievė be klaidų. Teisingai. Ir ką aš dabar matau? Aš matau parašo skiltyje, kad direktorius jau tą dokumentą pasirašė. Tačiau aš dabar esu nebe direktorius, o paprastas vartotojas. Po šito parašo patvirtinimo gaunu elektroninį laišką iš sistemos į savo pašto dėžutę, kad man atėjo naujas dokumentas, su juo privalau susipažinti per tam tikrą laiko tarpą. Aš einu į sistemą ir kaip vartotojas esu ir galiu tą dokumentą pasirašyti. Tam, kad galėčiau pasirašyti, aš turiu jį perskaityti ir kad galėčiau perskaityti, turiu iš tikrųjų jį perskaityti, nes tik tada aktyvuojasi susipažinimo mygtukas, kaip minėjau, parašo nereikalaujantis. Ir kuo tai yra gerai? Sistema iš tikrųjų suteikia galimybę susipažinimą išsiuntusiam asmeniui, tai yra dokumentų savininkui, stebėti ir kontroliuoti pasirašymo procesą. Šiuo atveju, sakykime, aš esu dokumentų savininkas ir parašų skiltyje matau, kas susipažino, matau, kad Inga susipažino ir matau, kada susipažino ir matau likusiai darbuotojų skaičių, kurie dar į sistemą neįėjo, dokumento netidarė ir neuždėjo susipažinimo žymos. Jeigu per nustatytą terminą nepasirašę darbuotojai,
vis dar yra tokių, tai jiems yra siunčiamas automatinis priminimas į pašto dėžutę. Būtent šio automatinio priminimo dėka yra iki 50% sumažinamas vėluojančių pasirašyti ar susipažinti dokumentų skaičius. Tai tikrai išbandyta ir taip veikia. Tai kągi, mes šiai akimirkai esam susipažinę su atostogų mamadieniu ir kitų atostogų prašymų pateikimu, taip pat su įsakymai, veiklos klausimais, dokumentų tipu ir kaip yra keliamas sistemo dokumentas ir siunčiamas susipažinimui kiekvienam darbuotojui atskirai. Taigi, iš tikrųjų, dokumentų valdymo sistemoje kaupiasi ir saugomi visi kada nors sukurti dokumentai. Mes galime juos lengvai surasti pagal filtrus, mes galime pagal datą, pagal dokumentų būseną, pagal dokumentų tipą matyti visų dokumentų sąrašą, visus istorinius dokumentus. Lygiai taip pat sistemoje gali sugulti ir istorinių dokumentų, kurie nebuvo inicijuoti iš sistemos, o buvo sukurti daug anksčiau. Tai mes būtent tuos istorinius dokumentus galime įkelti PDF formatu ir priskirti jiems atitinkamą dokumentų tipą. Ir šis dokumentas atsiguls į šitą dokumentų saugyklą. Tačiau, iš tikrųjų, jau manau, ir patys pasiskaičiavote, kad vidutiniškai apie 20% savo darbo laiko, bent jau aš tai tikrai, skiriame dokumentų paieškai. O jeigu reikia, pavyzdžiui, surasti 2019 metais pasirašytą sutartį, mano reikmėms, arba, pavyzdžiui, suteikti prieigą prie reikiamų dokumentų išoriniam auditui. Tokiu atveju mes tikrai užtruksime minimum 15 minučių, galbūt net ir valandos reikės, jeigu tai yra kažkokie auditui reikalingi dokumentai. Kalbu ne apie atostogų prašymus, kalbu, nežinau, apie sąskaitas, ar apie sutartis, ar apie kitą dokumentą, kuris yra sistemoje. Tai trunka ilgai, tuo tarpu su dokumentu galime atlikti vos per kelias sekundės. Ir aš kalbu ne vien tik tai apie šiuos filtrus, kur ką tik rodžiau, bet nebūtume mes juk prototechnika. Jeigu nesugalvotumėm dar kažko dar geriau, nei vien tik šis išmanus filtravimas. Taigi, prašau susipažinti su Smart katalogais. Štai jie yra čia. Jų išskirtinumas tas, kad į sukurtus katalogus sukrenta net ir ateities dokumentai. Pasinaudojant išmanių filtrų sistema, akimirksniu suformuojamas konkrečiam naudojimo atveju reikiamos neribotos apimties dokumentų rinkinys. Ir taip užtikrinamas sparčiausia prieiga prie norimo dokumento ir patogi jų analizė. Na, sakykime, aš norėčiau pamatyti visus sukurtus ir pasirašytus mamadienio, tėvadienio prašymus. Šiuo metu matau yra katalogas sukurtas atostogoms. Matau, čia įkritę visi dokumentai, kurie yra pasirašyti atostogų prašymai. Realiu atveju bus čia 1000 kartų daugiau, nes čia yra testinė aplinka. Bet kas įdomu, kad jeigu aš sukursiu atostogų prašymą rytoj, tai jis į šitą sukurtą katalogą įkris automatiškai. Tai jis atsinaujina pagal tai, kaip atsinaujina ir jūsų dokumentai. Tai dabar sukurkime naują Smart katalogą. Spaudžiame sukurti vaikinį elementą, užsivardina mamadieniai 2023. Pažiūrėkime, ar tokių dokumentų sistemoje yra ir bandykime juos susidėti greituoju būdu į šitą papkutę. Spaudžiame Smart aplanko nustatymai ir prisidėkime filtrus, kuriuos norime matyti, pagal kuriuos galėsime išsifiltruoti dokumentus. Tai man kas yra svarbu? Man svarbu, kad būtų dokumentų būsena, nes aš norėsiu matyti pasirašytus dokumentus. Man svarbu dokumento sukūrimo data. Noriu, kad būtų tik šių metų mamadieniai. Noriu matyti mamadienius, būtent dokumento tipą ir noriu pasirinkti, sakykime, savininką. Noriu matyti tik tai tam tikro vartotojo mamadienius. Ir tų filtrų yra begalybė, mes galime žaisti, žiūrėti ir visą kitą, nes tai yra galingas įrankis ir tai pasitarnauja ne vien tik tai mamadienių prašymas, bet, kaip minėjau, yra begalybė galimybių tiek į gylį, tiek į plotį. Spaudžiame mygtuką išsaugoti ir mūsų dabar prašo sistema parinkti reikšmes. Tai mums svarbu, kad būtų dokumentas pasirašytas, mums svarbu, kad dokumentas būtų sukurtas nuo šių metų pradžios.
sausio 1 dienos ir noriu, kad būtų dokumento sukūrimo data arba katalogo galiojimo data iki šių metų pabaigos. Jau kaip minėjau, sukris visi dokumentai, anksčiau ar vėliau, kurie yra sukurti, kurie bus dar tik sukurti šiais metais. Spaudžiam išsaugoti. Taip pat man reikalingas dokumentų tipas, aš noriu matyti mamadienius. Ir taip pat pasirinksim savininką, tai sakykime, aš dabar noriu matyti ne visų, o tik tai būtent šio vartotojo sukurtus ir pasirašytus mamadienius. Spaudžiam mygtuką pateikti. Ir dėja mums mamadienių neparodė, greičiausiai dėl to, kad jų nebuvo sukurta, bet galime pakeisti, pabandykime pakeisti ir pakeisti reikšmę, sakykime, ne mamadienius, o pasirinkam atostogas. Tikiuosi, tokių bus ir mums gražiai suvaikščios visą istoriją. Tai dabar matyt parinks mums dokumento tipus, kurie yra atostogų prašymai ir mamadieniai tėvadieniai. Tai aš dabar matau, kad būtent šis dokumentų savininkas DVS Test yra sukūręs 3 atostogų prašymus ir ne vienas iš dokumentų nėra mamadienis. Ir kaip minėjau, tai šis dokumentas kiekvieną kartelį iki šių metų pabaigos vis pasipildys naujais įrašais ir prireikus bet kada galime įeiti ir peržiūrėti, kas yra naujo. Ir tai labai taupo laiką iš tikrųjų stipriai. Taigi, ką dar galėčiau pademonstruoti? Iš tikrųjų, jau iš mano demonstracijos supratote, kad kiekvieno dokumento valdymo procese susideda iš 4 dalių. Tai yra dokumento tipo sukūrimo arba pasirinkimo, mes pasirinkom dokumento tipą. Iš dokumentų šablono sukūrimo, mes nekūrėm šabloną, o pasirinkom šabloną. Taip pat iš pasirašymo procesų žingsnių nustatymo, mes, kaip paprastas vartotojas, nenustatėm žingsnių, tačiau vykdėm žingsnių seką ir aišku iš viso saugumo proceso. Kiekvienos šių dalių aprašymas ir jų paruošimas įeina, žinoma, į diegimo veiksmų planą, o dabar labai trumpai. Iš tikrųjų, teisę kurti dokumentų tipus bei teisę redaguoti dokumentų medį turi tik jūsų išrinkti sistemos administratoriai. Visi kiti vartotojai šių galimybių neturės ir meniu skilčių administravimas bei dokumentų tipai nematys. Jie naudosis tik 3 standartiniais funkcionalumais, tai yra skydeliu, dokumentais ir kalendoriumi. Taigi, trumpai užbėgsiu į šias 2 dalis. Dokumentų tipo administravimas ir tam, kad galėčiau jūs greitai supažindinti, nes iš tikrųjų tai yra jau giluminis sistemos sluoksnis ir jo pristatymas reikalauja tikrai papildomo laiko ir tiesiog laiko taupimo sumetimais aš šią dalį praleisiu pagal poreikį kiekvienam jūsų tikrai prieš diegiant sistemą, prieš gilinant į sistemą. Tai pademonstruosim step by step. O dabar tiesiog paviršimi perbėgsime, kad jums būtų kiek ramiau. Tai iš tikrųjų, remiantis sistemos diegimo planu, kurį mes jau turime paruošę ir laukia jūsų, tai yra pirmasis namų darbas jums, diegimo klausimyno užpildymas. Jį netrukus ir pademonstruosiu. Tačiau antrasis žingsnis tai yra vartotojų sąrašo. Matome čia yra mūsų vartotojai. Ir jūsų organizacinės struktūros paruošimas pagal mūsų patiktą XLS formatą. Tai mes turime vartotojų sąrašą, organizacinę struktūrą. Tai grubiai tiek mums ir tai reikia, kad galėtume atlikti pirmąjį žingsnį diegiant dokumentų valdymo sistemą. Kalbant apie organizacinę struktūrą, pavyzdžiui, paimkim mano skyrių, aš esu marketingo vadovė. Tai aš matau savo vardą, pavardę, paštą, tabelių numerius, nes to reikalauja integracija su personalo skaita. Taip pat aš valdau, kas turi teisę matyti administravimo dalį, galimybę kurti dokumentus ar masinį pasirašymo galimybę turėti. Tai čia yra valdomos visos teisės į dokumentų tipus ir dokumentų matymą. Kitas labai svarbus, aišku, dar šioje skiltyje administravimas mes galime įvesti pavadavimus, lygiai taip pat mes galime importuoti duomenis į sistemą būtent per šią skiltį. Ir tada pereikime prie kitos dalies, tai yra dokumentų tipai. Jie yra kur kas įdomesnė, kur kas platesnė ir kur kas
modulinė, nes čia įeina dokumentų tipų kūrimas, dokumentų šablonų kūrimas, pasirašymų procesų nustatymas, dokumentų saugojimas, atšaukimo proceso įvardėjimas ir visi kiti svarbus dalykai. Taigi kiekviena įmonė iš tikrųjų gali ir turi skirtingus dokumentų tipus ir netgi gali turėti daugiau negu vieną dokumentų tipo šabloną, bet jau kaip minėjau webinaro pradžioje, greitam startui visada rekomenduojame naudoti standartinius dokumentų tipus, Dokumūno ir jų šablonus, o ateityje visada galėsite užsiauginti ir prisitaikyti sistemą savo. Kaip ir kiekvienas individualus sprendimas reikalauja išsamios situacijos analizės, galiausiai individualaus programavimo, o tai kaip taisyklė laiko imlu, tad iš tikrųjų startuoti galima su tuo, kas jau yra paruošta dokumentų sistemoje ir nematyti vargo. Taigi dabar, sakykime, paimam klasikinį variantą, paimam atostogų prašymo dokumentų tipą, paimam naujausią jo versiją ir ką mes matome. Čia galim pamatyti dokumentų, galime pamatyti atostogų prašymo šablonus, galime juos peržiūrėti, susitikrinti, ar niekas nepasikeitė, ar reikia kažkokių naujienų ir panašiai. Esmė tame, kad dokumentų šablonas susideda iš dviejų dalių. Tai yra kintamųjų ir statinės dokumento tekstinės dalies. Taigi šiuo atveju mes matome vardą, pavardę, tai yra savininko vardas, pavardė, mes turime prašymą ir mes turime užkoduotus pavadinimus. Tai yra dokumento data, mes turime įmonės pavadinimą, mes turime atostogų laiką nuo iki, mes turime lauką, tai yra mėnesį, kurį mes patikime kaip tą mėnesį, su kurio atlyginimo mes norime gauti atostoginius. Tai yra čia užkoduojami visi laukai, kurie yra vėliau užpildomi kaip metaduomenys, kuriant naują dokumentą. Mes tuos laukus, tą dokumentų šabloną galime bet kada pasikoreguoti. Tas kintamųjų sąrašas yra begalinis ir mes galime pridėti naujų laukų, atimti naujus laikus ir taip naudotis tuo šablonu, kuris yra naujausias ir kuris jums tinka geriausiai. Taigi, lygiai taip pat, tik aišku, dar lengviau galime parinkti kiekvienam dokumentų tipui atskirą pasirašymų seką. Ką mes matome čia? Mes matome pasirašymo procesą ir šiai dokumento tipo versijai yra numatyta 3 žingsnių pasirašymo procesas. Pirmuoju žingsniu vidiniu parašu pasirašo savininkas, vėliau pasirašo jo tiesioginis vadovas ir galiausiai susipažinimo žymą dokumente uždeda įmonės direktorius. Mes tų pasirašymų žingsnių galim turėti mažiau, arba atvirkščiai galime turėti 4. Jeigu dar šalia tarp vadovo ir direktorius įeina HR asmuo ar kitas asmuo pagal jūsų verslo procesus. Tai tą pasirašymo procesą lygiai taip pat galime keisti, tuomet sukuriam naują dokumentų versiją, pakeičiam žingsnių seką, žingsnių skaičių, žingsnių dalyvius ir važiuojam toliau. Toliau, ką mes dar galime nustatyti? Mes galime nustatyti atšaukimo procesą, mes galime nustatyti to dokumentų tipo saugojimo metodą. Jeigu pasirenkam rankinį metodą, numatom, kuriam laikotarpiu dokumentas bus saugomas ir neliečiamas ir nejudinamas. Ir tokiu būdu mes sutvarkom dokumentą nuo iki, tai yra nuo šablono iki dokumentų saugojimo ir neliečiamumo. Šitas procesas yra koreguojamas, jau kaip minėjau, tai yra atskira tema ir tai yra pakankamai gilu ir tai pakankamai toks Lego sprendimas, Lego konstruktorių sprendimas ir tikrai turėsite nusprendę įsigyti ir išsinuomoti sistemą, turėsite pilną žinių paketą, kurį galėsite mūsų dėka išmokti naudoti dabar ir ateityje. Taigi, ko dar nepaminėjau, iš tikrųjų esu sakiusi jau webinaro pradžioje, kad tai yra ne vien tik tai
atostogų, mamadienių, komandiruočių prašymų pateikimui skirta sistema ar sistema tik susipažinimui su įmonės norminiais dokumentais, ši sistema yra kur kas daugiau ir ji būtent sukurta taip, kad galėtumėte lengvai plėsti ją tiek į gylį, tiek į plotį, todėl ji visada yra pasiruošusi augimui. Nepaisant to, kad jau dabar sistema yra naudojama kaip duomenų ir dokumentų prašymų, sutarčių, sąskaitų archyvas, nes iš tikrųjų dokumentų medyje mes galime, kaip jau minėjau, turėti skirtingus dokumentus, dokumentų katalogus, kelti istorinius duomenis ir šalia sutarčių, atostogų paraiškų mes galim turėti sąskaitas, galime turėti kitus dokumentų tipus ir visą tai nugultų sistemoje, iš kurios dokumentai yra lengvai pasiekimi, kad ir kur jūs bebūtumėt. Taigi, apart to archyvo dar sistema turi galimybę išsiųsti dokumentus, pavyzdžiui, darbo sutartis, kitas sutartis, pasirašymų išoriniams kontaktams, tai yra tiems asmenėms, kurie nėra sistemos naudotojai. Tokiu atveju yra naudojamas išorinis parašas, kvalifikuotas parašas, kuriam reikalingas mobilus parašas. Ir iš tikrųjų, greitu metu net ir planuojame pasileisti sistemos papildymą naujų funkcionalumų, tai yra gaunamų sąskaitų valdymo. Tai jeigu trumpai, tai vadinasi tai, kad visos į Docomoon sistemą įkeltos sąskaitos bus perduodamos skaitmenizavimui į automatinio atpažinimo funkciją OCR, o skaitmenizuotos sąskaitos atsakingos asmenų bus tvirtinamos ir papildomai duomenų patikrai jos siunčiamas į buhalterinę apskaitos programą, o apskaitos darbuotojų galutinai patvirtintos sąskaitos automatiškai išsaugomos dokumento valdymo sistemoje tam numatytam saugojimo terminai. Tai yra ateities funkcionalumas, jis jau yra labai artimas ateities, tačiau vėl nevystant šios temos, neinant už personalo dokumentų ribos, noriu pasakyti, kad iš tikrųjų šio webinaro tikslas pristatyti būtent personalo dokumentų valdymo sistemą nuo mamadienio iki susipažinimo tvarkų. Ir būtent rekomenduojame startuoti nuo dokumentų valdymo, standartinio dokumentų valdymo, tai yra standartinių dokumentų tipų ir standartinių Docomoon šablonų. Tai kad būtų paprasčiau, jau kaip ir minėjau, aš jūs supažindinsiu su Docomoon diegimo klausimynu. Jeigu dabar leiste, aš greitai nubėgu ir su jumis pasidalinu kitų failų. Tai yra standartinio sistemos diegimo klausimynas. Jo tikslas yra išsiaiškinti jūsų įmonėje naudojamus personalo dokumentų tipus ir tiksliau įvertinti diegimo darbų apimtis. Jums reikėtų atsidarius šį klausimyną užpildyti, tai yra nurodyti naudojamus dokumento tipus, peržiūrėti pasirinkto dokumento tipo standartinį dokumentų šabloną, nurodyti, koks šablonas, ar visgi mūsų netinka naudos kažką individualaus, bus keliamas į sistemą, taip pat nurodyti reikalingus dokumentų metaduomenis, dokumentų tipo metaduomenis, bei nurodyti, kokia reikalinga dokumentų pasirašymo žingsnių seka. Tai šiuo atveju, sakykime, mes turime tokius žingsnius. Pirmas žingsnis - dokumentų tipas, atostogų prašymas. Mes toje anketoje, kurią jūs turėtumėte užpildyti, tai pateikėm Docomoon standartinį šabloną. Jums belieka pasakyti, ar jums jis tinka. Jeigu tinka, parašot patikslinant metaduomenų skaičių, taip pat nustatot dokumentų pasirašymo seką, atsakote papildomus klausimus, kaip antai, ar turi būti automatiškai suformuojamas atostogų prašymo įsakymas ir panašiai. Tai lygiai taip pat mes einam per kiekvieną dokumentų tipą. Šiuo metu yra kasmetinių atostogų paraiška, matome dokumento šabloną. Jūs pažymėt, kad tinka standartinis, parenkat reikalingos metaduomenis, jeigu jums reikia kažko daugiau, dar pažymim 4 lauką, jeigu, sakykime, tiksliau čia 5 lauką, jeigu jūs norite matyti kažkokį kitą lauką ir lygiai taip pat numatome žingsnių seką. Ir taip einam per kiekvieną dokumentų tipą, tėvadieniai, mamadieniai, komandiruočių įsakymai, komandiruočių prašymai, susipažinimo su įmonės norminiais dokumentais. Tik čia stabtelsiu, kaip ir pavyzdyje rodžiau, susipažinimo su įmonės norminiais dokumentais
mes naudojame dokumento tipą, bet mes nenaudojame šablono, nes tų dokumentų gali būti begalybė ir jie visi skirtingi ir jų gali būti daug ir jie gali būti per kelis puslapius. Todėl mes iš tikrųjų rekomenduojame ruošti dokumentus būtent šiam dokumentų tipui iš anksto ir kelti sistemą PDF formatu. Taigi, ką mes galime pažymėti, tai mes galime parinkti papildomai, jeigu reikia kažkokių duomenų ir aišku numatyti pasirašymo seką. Ir lygiai taip pat prašysime jūsų numatyti vartotojų autentifikavimo būdą, tai ar elektroniniu paštu, ar Windows autentifikacija domeninė, taip pat numatyti vartotojų teisės kiekvienam darbuotojui atskirai. Tai iš tikrųjų toks yra diegimo klausimynas, esant poreikiai mes bet kada jums jį galėsime atsiųsti, jūs galėsite su juo susipažinti ir žinoma jį užpildyti, tai sakau yra pirmasis žingsnis diegimo plane, antrų žingsnių vyktų jau jūsų vartotojų importas, vartotojų sąrašo importas ir jūsų organizacinės struktūros importas. Taigi apie diegimo klausimyną tiek, iš tikrųjų dabar belieka perėti prie kainodaros. Kainodara turi du tipus, tai yra nuomojamas sprendimas arba licencijos įsigijimas. Ir čia kalbame apie funkcionalumą, kuris apima atostogų valdymą, komandiruočių valdymą, kalendorių ir susipažinimą su tvarkomis ir įmonės įsakymais. Tai nuomos atveju kaina yra nuo 200 eurų, kaina priklauso nuo vartotojų skaičiaus, įsigijimo atveju kaina yra 5200 eurų ir skirtumas didelis, kad tai yra neribotas vartotojų skaičius ir jūs nusipirkat sistemą savo, tiek vienu, tiek kitu atveju yra paskaičiuojami vienkartiniai sistemos diegimo darbai. Tai iš tikrųjų, kas yra gerai, kad mes dabar visiems jums, kurie būtent dalyvauja šiame webinare, siūlome galimybę išbandyti sistemą nemokamai. Ką tai reiškia? Tai mes jūs kviečiame visą mėnesį naudotis atostogų valdymo funkcionalumu. Tai yra kurti atostogų prašymus, teikti juos pasirašymui, tvirtinimui ir ne su testiniais duomenimis, o su tikrais jūsų vartotojais ir su tikra organizacinė struktūra. Tai jūs galite bandyti teikti prašymus ir jeigu jums viskas patinka, jūs galite ir toliau tą sistemą turėti, tik mes pajungiam visą kitą funkcionalumą, suteikiam žinių ir galite toliau startuoti su dokumentų sistema. Tai iš tikrųjų, būtent apie tą galimybę nemokamai išbandyti su realiais duomenimis mes ir norime jums suteikti, todėl labai prašyčiau, būtent kol dar neišėjote iš šito webinaro lango, yra skiltis angliškų pavadinimų polls, tai yra anketa. Anketa yra tas vienas vienintelis klausimas apie jūsų norą išbandyti. Tai prašau, jeigu tikrai esat nusiteikę, prašom pasižymėti. Pirmam 10 tikrai suteiksim tas prieigas ir galėsite įsitikinti, ar sistema tikrai tinka jums. Bet manau, kad atsakymas tikrai bus teigiamas. Tai iš tikrųjų, manau tiek. Jeigu norite dar labiau pažinti dokumentų sistemą, jeigu norite papildomos konsultacijos, jeigu visgi reikalinga programos demonstracija individualiai jūsų įmonei, jeigu norite pažinti giliau, o tai tikrai atsiras kažkuriame žingsnių, tai tikrai sakykite, rašykite į crmprotechnika.lt, pasirinkdami produktą Docomoon. Mes jūsų klausimus ir užklausas matysime. Ir lygiai taip pat, kaip minėjau webinaro pradžioje, jeigu buvo klausimų, juos greičiausiai uždavėt. Jeigu dar nespėjote, galite ir dabar nueiti į skiltį questions, juos visus rašyti. Po webinaro tikrai su jumis susisieksiu ir atsakysime kartu. Ir tiksliau atsakysiu ir kartu galėsime pažinti sistemą labiau ir suprasti, kiek ta sistema tinka jūsų įmonei. Ir tikiu, kad laiką praleidome efektyviai ir vertingai, tai ačiū Jums dar kartelį ir linkiu Jums gražios likusios dienos. Viso geriausio.